Štai mano mantra sunkiais gyvenimo momentais. Aš ne tai, kad besąlygiškai save priimsiu, aš besąlygiškai savim pasirūpinsiu. Kai aš liūdnas, kai aš bandau ir nesigauna, kai aš suklydau, kai aš įskaudinau, kai aš pavydžiau. Koks yra sekantis žingsnis, nuo kurio man bus šiek tiek geriau? Jau dabar pasiruošk tiems sunkiems savo gyvenimo momentams. Įsivardink 3 dalykus, kuriuos tu gali daryti vienas ir 3 žmonės, į kuriuos tu gali kreiptis. Mano atveju aš visų pirma einu į dušą, tada tvarkausi kambarį ir tada pamedituoju. Tai neišsprendžia mano gyvenimo problemų, tačiau man visą laiką yra šiek tiek geriau po šių veiksmų negu iki jų. Susikurk savo atsigavimo planą jau dabar, nes kai tave ištiks emocinė krizė, tau bus per sunku susigalvoti, kaip sau padėti. Mano planas man padeda negalvoti, o tiesiog imti ir savimi pasirūpinti. Kuo greičiau pasirūpinu, tuo greičiau atsistoju ant kojų ir galiu spręsti situaciją.